Įsivaizduokite pasaulį, kuriame viskas, nuo žvaigždžių iki žmogaus širdies, yra sujungta nematomais šviesos, garsų ir energijos saitais. Pasaulį, kuriame viskas pulsuoja vienu ritmu, o žmogaus mintis, emocija ir net kvėpavimas turi atgarsį kosmose. Tokį pasaulį regėjo Robertas Fludas, 17 amžiaus anglų filosofas, gydytojas ir mistikas, kurio idėjos pranoko savo laiką ir šiandien skamba stebėtinai šiuolaikiškai. Fludas tikėjo, kad visata yra ne mechaninė sistema, o gyvas organizmas, kupinas sąmonės ir dieviškos šviesos. Jis sakė, kad viskas prasidėjo nuo Lux Dei, dieviškos šviesos, kuri susidūrė su tamsa ir sukūrė pasaulį. Šviesa tai dvasinė energija, o tamsa materijos pradas. Iš jų sąveikos gimė visa būtis. Šviesa nusileido į materiją, o žmogus tapo tiltu tarp šių dviejų pasaulių, tarp dvasinio ir fizinio. Pasak Fludo, žmogus yra mikrokosmosas, mažasis pasaulis atspindintis visatos struktūrą. Galva atitinka dangų, širdis saulę, o kvėpavimas dvasinį judėjimą visatoje. Tai reiškia, kad pažindamas save, žmogus pažįsta ir visatą. Fludas sakė, kas pažįsta save, pažįsta viską. Jis tikėjo, kad kiekviena mūsų mintis ar jausmas turi poveikį visatos pusiausvyrai, todėl vidinė harmonija yra pasaulio harmonijos dalis. Vienas gražiausių Fludo filosofijos simbolių – pasaulio muzika arba muzika mundana. Jis teigia, kad visata skamba kaip milžiniškas instrumentas, kurio stygas groja Dievas. Planetų judėjimas, metų laikų kaita, žmogaus širdies plakimas – viskas turi savo ritmą. Kai mes gyvename darniai, mūsų vidinė muzika sutampa su kosmoso melodija. Bet kai esame įsitempę, pavydūs ar pasimetę, mes išsideriname. Todėl gyvenimo užduotis, anot Fludo, vėl susiderinti su pasaulio harmonija. Fludas kritikavo savo laikmečio mokslo tendencijas. Jis nesutiko su idėja, kad pasaulis tik mechanizmas, o žmogus tik kūnas. Jis sakė, kad mokslas be dvasios yra aklas, o tikėjimas be proto tuščias. Jis kvietė sujungti juos į vieną kelią į išmintį. Todėl jo filosofija tai ne tik teorija, o gyvenimo būdas. Gyventi taip, kad būtum šviesos nešėjas, o ne tamsos kūrėjas. Jo garsiausi darbai Utriuskė kozmi istorija ir medicina katolika buvo tarsi visatos enciklopedijos. Jose Fludas piešia pasaulį kaip dvasinę architektūrą, sferas, šviesos srautus, angelų hierarchijas ir žmogų visatos centre. Jo piešiniai atrodo kaip senoviniai žemėlapiai, tačiau tai ne geografija, tai sielos topografija. Fludas tikėjo, kad menas ir simboliai gali atskleisti daugiau nei žodžiai. Jis rašė, jog figūros, garsai ir spalvos yra Dievo kalba. Fludo įtaka išplito toli už jo gyvenimo ribų. Jo idėjas perėmė rozenkreiceriai ir masonai, jo simbolika tapo hermetinių mokyklų pagrindu, o jo mąstymas įkvėpė net Karlą Gustavą Jungą, kuris jį laikė vienu pirmųjų psichologinės alchemijos pradininkų. Dailininkai, poetai ir muzikai vėliau matė jame žmogų, kuris sugebėjo sujungti meną, mokslą ir tikėjimą į vieną visumos viziją. Šiandien Fludo žodžiai įgauna naują prasmę. Jo mintis, kad žmogus ir pasaulis yra viena sistema, skamba kaip šiuolaikinės ekologijos ir dvasinio sąmoningumo principas. Jis iš anksto įspėjo, kas nutiks, kai žmogus atsiskirs nuo visatos. Prarasime ryšį, prasmę ir džiaugsmą. Fludas kvietė grįžti prie darnos, ne per religiją ar dogmas, o per sąmoningą dalyvavimą kūrinijoje. Jis sakė,
Žmogus yra visatos širdis, todėl kiekvienas jo dūžis atsiliepia visatoje. Robertas Fludas matė pasaulį kaip simfoniją, o žmogų kaip jos instrumentą. Jo filosofija moko klausytis, matyti ir jausti subtilų ryšį tarp visko, kas gyva. Ji primena, kad dvasinė šviesa yra ne kažkur anapus, o mūsų viduje, tai reikia išmokti ją pažadinti. Roberto Fludo filosofija tai kvietimas klausytis pasaulio muzikos. Ji nebyli, bet skamba visur – vėjo šnaresyje, širdies plakime, šviesos blyksnyje. Ji primena, kad mes visi esame šios simfonijos dalis, o kai išmokstame klausytis, mes vėl tampame kūrėjais, o ne stebėtojais. Pilną straipsnį apie Roberto Fludo gyvenimą ir filosofiją skaitykite mūsų internetinėme puslapyje.